O nuo kada tu pradėjai, kiek laiko metų ateina į galvą tau tą Michailą kviestis? Nežinau, bet aš jį nepastoviai, tai pakartoju jo vardą, tai nu, ta prasme, kokius metus gal jau. Bet aš, kažkaip nesiakcentuoju, nežinau, ką mes čia dabar užsidomėm. Na, gerai, atsipalaiduok. Aspektą atsiuntei, tai čia aš vis tiek turiu. Nu, čia dėl įdomumo, kad aš nekviesčiau kažkokių tentų. Na taip, tai mes supranti, tame ir yra. Aha, dabar tiesiog atsipalaiduok. Mes tiesiog greičiau nueisim ir pažiūrėsim, atsipalaiduok. Ir tada nueik į kažkokį prisiminimą. Kai ar tu jauteisi kažkaip, tai ne taip. Tai tą tiesiog nueik prisiminimą. Ir tiesiog pažiūrėk, kai tu įkvieti, aš noriu įeiti, pasižiūrėsiu, pasakysiu, sufokusuojam, bet kadangi tu parašei, bet tu jaučiasi tokią neigiamą energiją, kad tu nenori to tipo laiko gaišimas, čia žinoma labai dėl to gali reikšti. Tai va, tu tame nėra kažkokio tokio, nieko tokio, nėra, čia ne tame esmė. Tu man eik pasakyk, kai tu jį kvieti, eik tenais. Gerai. Čia kažkas tai labai nenori iš to Michailo, kad dabar tu jį ten paliestum, žinok. Žiūrėk, ateina man toks dalykas, kad tu iš kažkur paėmei, kad čia yra ne tavo, kad tau kažkas arba pasiūlė, ar išgirdai, ar pasakė, ir kad tas kažkas pasakė, tai čia buvo ne tau skirta, ten jų yra kažkas tai. Ir jie tik tai ten nori pripiršti, bet čia yra kažkaip ne tavo. Vat tu pabandėjai savo pritaikyti, tau kažkodėl tai patiko, nes ta asmenybė kažkokia apibūdinta pozityviai labai, bet tai yra ne tavo. Palauk, eina. Parodyk man save. Kaip tu atrodai, parodyk. Tikrai savo veidą nedarysiu. Kažkas rusiškai sako, tai nam не мешай сотрудничать, она этого хочет, и я пришел в ее поле. Va taip sako rusiškai man kažkas tai. Tai kas tas jisai? Šiaip jisai dabar jisai man tokia apranga, kaip sakytum, kad kažkokiais tai karys, ten šarvai, ir tipo, aš čia toks, esu ten tas jau Michailas Archangelas, bet ten joks ne Michailas Archangelas man eina. Tiesiog tiek biškį tą Archangelą į narvą, nes šviesiam būtybėm ten nieko neišeina, bet tiek tiesiog į narvą. Ale tą Archangelą. Taip. Na, tiesiog, žinai, jeigu yra šviesa, tai tu nieko negali padaryti. Tiesiog tiek mes paeksperimentuosim. Dabar Beata stebėk. Jisai sako, rusiškai sako, Zачем меня бьешь? Nu. Ką pamatai kažką tai, Beata? O tu ten tylėk, man neįdomu tavo nuomonė. Sako, palauk. Sako, palauk. То išsiprosiu. Если ты... Что ты хочешь взамен от нее? Если kalba rusiškai, tas Архангелас Михаилас, man не на kita kalba su juo kalbėti, aš lietuviškai. Ну, да, она заказала посмотреть, в чем дело, и пришли посмотреть, как ты выглядишь. Ну, Секунду. Ką norėjai sakyti? Pasakai. И что ты делаешь, когда ты придешь ко мне? Прихожу. Да. И что делаешь? Прихожу. Покушать? Dabar tai pasakysiu, ką rodo. Ateina kažkokia pabaisa, specialiai tipo energijos imti. Ir tada ateina dar, kaip ir sakytum, kažkoks karys tipo, aš taip suprantu, ten tas Michailas. Ir jis turi pastoviai kovoti, o visi iš jos gauna energiją. Tiek Michailas gauna iš jos energijos, tiek gauna tas baubas iš jos energijos. Michailas mainais dėl to, kad tipo ją tipo turi gelbėti, o tas baubas tipo kažkoks, kuris jam reikia tos kovos. Kovokit jūs čia, kovokit, o aš gyvensiu tą jūsų kovą energiją. Dabar tada aš jam sakau, ką esu тебе тут. Koks tikslas tau, lietuviškai, koks tikslas tau kovoti, jeigu tu irgi iš jos imi energiją. Aš pirmai klausiau, tai tu čia dikai, kaip čia tu šiaip toks saugotojas? Nesako, mums irgi reikia energijos gyventi. Mes mainai vyksta visur, visada. Bet jeigu jinai tokia nusilupus, neturi savo energijos, tai dar jinai turi duoti tą energiją.
Bet, o kokie mainai? Kokie mainai, kas mainus parodė? Energetiniai mainai. Na taip, nu, įvardink. O tai kokios duodi Mikhailai? Kokios duodi energijos? Sveikatos energija. Nu, žinai, čia ne tik sveikata, aš tau pasakysiu, pirmoji eilėje. Nėra nuotaikos, nėra ramybės, nėra harmonijos, kažkoks tai suknistas gyvenimas, suknistos mintys. Atrodo, keliai visur uždaryti. Niekur, atrodo, keliai uždaryti visur, kur durys uždarytos, visur belsiuosi, bet niekur netidaro. Mhm. Bet va, dalyviai yra, kurie eteriniai erdvėj, va kažkaip bent jau pasišnekėjimas, dialogas yra toks. Kaip sakytum, jai reikia apsaugos ir tada kaip skęstantis griebiasi smilgos. Aha, gerai. O, Iš vis yra. Per būtybė, kas aha, palauk, tai daisim. O, Rašyk operatorių, Aha. tam, kad nepamirš paskui. o tai ką atiduoda? Už tai. Kraują, sako, atiduoda. Mhm. O tai, Kraujas ir dar žinai kaip eina. Kraujas ir hormonai, hormoninė sistema. mhm. O tai ar endokrininė šitą sistema susijusi su kraujotaka? Taip, susijusi. Mhm. Nes per kraujotaką išnešioja per visus organus. Mhm. Ir hormonų labai netekimas, negaminimas. Bet palauk sekundytę, aš noriu irgi, tu ten nepamiršk operatorių. Aš noriu paklausti, vat, gerai dabar, einam toliau prie to. Gerai. Aš veda šitą tą Mikhailą, tipo, ne va tai. Tai aš ne tai, kad jį ten kasdieną ten kviečiu ar kažką. Nesmė, jūs davėt leidimą vieną kartą ir viskas. Čia nesmė, žinot, kad kviečiat, bet yra leidimas į tavo lauką ir viskas. Aš pasakysiu, pridėsiu, kiekvienas tavo prašymas ne veltui buvo. Tu parašai psi, kad informaciją duoda. Vat tai ir yra, kad tu pasąmonė jauti, kad tau davė tie kažkokie operatoriai, važiuok, tu net parašai operatorius. Operatoriai seansus darydami padarė, davė savo informaciją. Kiekvienas operatorius Ne, čia ne apie tai. davė kažkokią informaciją, pasakė, nu, arba ten iš jų kažkokie ten tie Mikhailai atėjo, bet čia yra ne tavo ir čia yra kažkokia svetima informacija užprogramuota. Aha, gerai, tada žiūrėkit dabar, bet vat, nu, Alvarai, Alhangelai, Mykolai, iš kokios tu sistemos atėši? O jisai sako, aš ne tas Mykolas, Koks ne tas Mykolas? O tai koks tu čia? ne tas tikrasis, sako. Mane čia taip, sako, vadini, sako, taip beveik gerai, bet sako, aš ne tas tikrasis. O nu tai gerai, tai aš tave pavadinsiu Dolbajovas. Patinka? Aš taip skaitau, jisai sako, tu, sako, осторожно, sako, tau žinai, sako, davai, tai manęs pravardžiuok ant manęs. Ai, nu tai o koks tavo vardas tada? Taip, sako, aš Mikhailas, bet aš velnio Mikhailas, sako. Ai, o tai pavardė kokia tavo? Arba har kažkoks. Ai, nu tai. Aha. Pavardės tai jis ir net neturi, bet iš tos kilmės kažkoks. Tipo, supranti, kaip čia pasakyti? Bet aš jo nekviečiu. Nu taip, tu kvietei tą kitą, nu aš supratau. Ne, kodėl čia atėjo, jeigu aš jo nekviečiu. Kas čia per lyšinį, palaukit garsai, pas mane stop. Taip, o kodėl tu čia atsiradai? Jinaigi tavęs nekvietė. O kaip tai nekvietė? O kai ašgi čia tokį vardą tai turiu? Aš tikrą kviečiau. Angela. Tai aš kai tave pavadinau tikruoju vardu, sakei, kodėl čia sakei tu ne tu? Jūs čia kažką painiojat visi. Taigi ką tik aš pavadinau. Aš ir atėjau. Taigi aš sakiau. Patinku. Stiprus, nugalintis. Kovotojas. Jo, tai aš kai pavadinau tave Alvarą, Alhangelą, Mykolą, sakei, kad tai ne tu. Taip. O ji to nesakė. Tai jinai tik Mykolą kvietė? Ne, Arhangel Mikhail. Arhangelą. Aš esu Arhangelas, Angelas Mikhailas. Žodžiu, tai grybų karas. Gerai. Tai... Aš sakau, kodėl tavo sparnai pasidarė juodi? Mhm. Jie visada buvo, sako, juodi. Mhm. Gerai, tai... Man sako, žinai, važiuok, sako, nu ką tu čia meluoji jai, sako. Nu, gerai, palaukit, aš jums pasakysiu dialogą. Tai jeigu aš jai meluoju, tai pasakyk tu tiesą. Ji mane myli, jai manęs reikia, sako. Ir ką tu jai čia meluoji? Ką čia jai bandai, sako, įtikinti? Aš sakau, nebandau įtikinti, sakau, kaip tu sakai, mes ir nagrinėjom, čia jos užsakymas. Tai nekalbinėk jos mane turėti. Tai sakau, tu girdi, kad jinai, vat, ką galvoja, jos sąmonė keičiasi. Tai čia vien dėl tavęs, sako, keičiasi, čia tu pasakai taip. Tai jeigu tu toks, aš dabar tada noriu išryškinti, gerai, mes kalbėkime, jeigu klausosi. Tai aš noriu, tu pasakyk, jeigu tu ateini padėti,
Tai kodėl tu nepadedi galutinai žmogui? Jeigu jie netgi duoda tau savo energijos, taigi padėk ir baigtas kriukis. Kodėl vėl ir vėl įvyksta kaip sugedus plokštelė ta pati situacija su ta sveikata, su endokrininė ir nervais ir panašiai. Sako, tu čia nedadėk, neperdėk sakydama. Laukit. Jie mane šaukia, jei manęs reikia ir aš ateisiu. Ko man reikia, pasiimsiu. Jį šitoje mano matricoje. Ai, sakau, tu labai draugiškas, tu labai geras, žiūrėk, sakau, kiek tu daug pasakei mums. Tai ir aš galiu pašnekėti. Bet tu labai protingas, tu labai geras, pasakyk mums daug. Ir dar daugiau. Aš žinau, kad ir velnio tarnai labai protingi. Oi, jūs nežinau, kiek yra čia kvailų. Jis su manim dabar labai užšaldau situaciją, užšaldau, kuris ten kalba. Jis labai nori šnekėti, labai nori dialogo. Bet kadangi aš uždarau sieną, padarau tokią silikoninę tokią sieną, kad jis mano energijos negertų, bešnekant, nes vien tik iš dialogo eina energija. Matau, kad iš jo kažkoksai toks vakrenta jo šarvai, jau jis tipo negražuolis Michailas tapo, bet kažkokia bestija. Nukrito jo visi šarvai, jis negauna mano energijos ir jisai silpsta. Nu, dialogo aš to, kad per dialogą negauna energijos. Tai dabar atpalai sakau, užsidėk ir tu blogo veidrodį, nes jį ten irgi stovi. Atstatyk. Jis ten reikia, ką tu darai? Ir tiesą sako, tu mane nori nužudyti, tipo aš tau padėjau, tu man taip atsilygini. Pasakysiu dabar, lai ta kita būtybė, įsakyk tai kitai būtybei pradėti valgyti šitą arhangelą kažkokią. Lai pakramtai, lai valgo. Va ta būtybė atėjo valgyti, dabar tu įsakyk. Jo, aš supratau. Sako, atsirado man antras kalodžeris ant tavęs. Oi, nu, bet skanaus. Tai valgo. Nu, tai, siela, tu žiūrėk, Svantė, taigi... Mato siela, užsidengus ir veidą ir sako, košmaras, sako, ko aš čia prisigaudžiau, taip košmaras toks žiūrėdamas. Siela, žiūrėk, taigi tu žinai, kad tu esi savo lauko šeimininkas. Kam tau čia reikia kažkokių kitokių? Žinau, net atsiklaupė siela, tipo sudėjusi rankas, kad, kažkaip tai, supranti, jinai suklupo ant kelių, užsidengė veidą ir rankas pridėjo prie širdies, taip, žinai, palenkė galvą, bet aš jį sakau, tu darai, tugi, tipo sielai, sakau, tugi dabar, sakau, tu klupi prieš ją, sakau, tu tau nereikia šitą, sako, man sako, skauda, sako, kad aš tokia apgauta, kelkis, nereikia, neklupėk, sako, jo, aš pripratau šitą būseną, kai man blogo, aš taip krentu, susijamu, tipo, ne tai, kad krentu, bet susijamu save. Dabar, praktikavom šitą dalyką. Aš esu Dievas ir Dievo įsakymu galiu pakeisti savo biolaukę, ką tik panorėjo. Dabar sustok, imperatoriau, aš turiu tau pasakyti, kad visgi siela netiki savim, kad jinai yra Dievas siela, abejoja sieloje yra silpnumo silpnybė kažkokia. Gerai, tada lai aukštesnysis aš parodo sielai. Taip, palauk, aš iškviesiu. Taip, jis ateina. Toks šviesus, didelis. Bet iš tokios, žinai, taip, aš tau pasakysiu, iš tamsos ateina ir sakau, kodėl tu iš ten ateini. Taigi tu šviesus. Sako, aš buvau įstumtas, kaip išbruktas ir, kaip čia sakyti, liutargo miegantis ir juo nesinaudojama, kaip čia jo netinka žodis nesinaudojama, bet gal greičiau, kažkaip, kaip sakytum, kad neprikeltas, nepatikimas, netikėjimas kažkoks. Ir ta žodis netikėjimas irgi netinka. Kaip ir sakytum, žodis tinka, jis buvo pakeistas kitais, va taip va tinka. Ateik, aš tave kviečiu, paskui tu sitarsi, čia jūsų abiejų reikalas. Tu dabar prašau, ateik į seansą, čia padėti nuo sielą, va čia žiūrėk, klupiu. Pakelk ją, paimk už rankų, tegu jinai tiki viskuo kituo, ne kažkokiais kitais, savimi, savyje, savo jėga, savo dieviškumu. Bet čia ne tie žodžiai, kad va, čia stebuklingai paimk ir tikėk, ir čia trindėts viskas gerai. Čia iki to dar reikia daeiti, čia reikia turėti pasikeitimą, meilės,
Aš matau, vat, mintys širdyje, vat, kitokia būsena, kažkokiais kitoks turi atsiverti laukas ar durys, kažkaip kitaip, vat, ateina jisai, bet labai sunkiai ateina. Paima jisai ir eina už rankų, jo, jisai atsikėlioja sielą, taip išsiilgus net verkia, atrodo. O tas aukštesnysis aš toks didelis, aukštas, o jinai taip siela mažutė apsikabina ir taip sakytum, vat, iki pažastų. Ir jau taip verkia siela. Sako, aš taip pavargau, jinai verkia. Supranti, kaip jisai ten perduoda. Kaip aš tau pasakysiu kitaip, negu jis ten perduoda. Taip savęs pagailėti gerai, niekas atrodo kitas tavęs nepagailės, bet pastoviai tame gyventi yra, atsiprašant kabutėse žodis, chujova. Traukia, nustoja ten žliumt į aukštesnį aš atsirėmus. Taip, sako, žinau, sako, aš slabakė einant savęs. Taip. Dabar geriau su tuo bestijais ten narvė taškosi. Aha, parodyk jai. Parodau, susikūrė. Čia va atidarai, va čia portalas. Žiūrėk, čia gali, aš jai parodau, kaip padaryti. Taip, ir labai noriu stipriai, galingai, kad dėktų. Nu ir ką, sakau, sielai, tai brūk ten, sakau. Meta, iš visų jėgų. Meta, paspiria ir koja dar. Nesinervinus, žinai. Aš sakau, ramiai, nereikia nervintis. Meta, kaip matysi. Dar tai reikia, ką tu darai? Tau mūsų prireiks, ką tu darai ten, tipo. Kokia tai bedievė vadina, dar bedievė reikia. Nu, ant paskutinių smilgų, žinai, kaip būna, gaudo dar, kaip čia vilioja, nu. Aš turiu tau pasakyti, jo, bet žiūrėk, jie krenta, bet sako, jeigu ne mes, tai atsiras kiti. Tai pasakyk, ką nors dabar ir tu jiem. Siela pabūna su aukštesniojo aš, apsikeičia informaciją, kol mes ten žiūrėsim kažką kitą. Atsiprašau, dar noriu paklausti, dar šitam va. Kodėl aš kviečiau ten tą arkangelą, reiškia, man buvo blogai. Jau man tada buvo blogai, kad aš kviečiau pagalbos. Tai kodėl aš jį kviečiau? Gal dar prieš tai kažkas, buvo. Ta prasme, jie supranti, jeigu tu neįvardini, tu nežinai, ką tu kvieti, tarkim, yra ten kažkoks jau arkangelas Mykolas, tarkim, kažkoks šviesuliukas, kaip tu būdavo visokių. Ir jeigu tu žinai jo vardą, pavardę, tarkim, bet tu tiksliai nežinai, tai žinai, gali belekas ateiti. Tokis kaip ir kūno drebėjimas. Kaip ir sakytum, nei tave pykina, nei ten vemtverčia, bet toks yra iš vidaus toks tampimas. Ir kūno drebėjimas, kada sakytum, iš tavęs įmama energija, bet tu net supranti ir kūnas netekdamas energijos, jis pradeda drebėti. Tai labai bloga. Ateina mintys blogas, ateina savijauta bloga. Ir tada aš kviečiu. Tada ateina toksai, kad atrodo, jau aš tuoj, atrodo, va, kažkas bus, tuoj numirsi, reikia gelbėtis, reikia išsigelbėti, kaip skęstantis smilgas, tai atrodo, sakai, va, taigi, tu va, ten tas ir tas, ateik, padaryk, ką nors ten va taip ateina, o tokius va momentus matau, ir aplink tave ten kažkokia tamsi energija, kur tavo kūnas ten tos juodos energijos siluetas aplink tave, prie tavęs ten, bet jis ir ima tą energiją, traukia, grinai kaip Kalo pasakojo, ten, kurioje pasakoje buvo, matė, kaip mergina irgi buvo, bet atrodo, jį nieko nedaro, o stovi reptilija tiesiog šalia už nugaros prie stuburo ima energiją. O atrodo, jai atrodo, kad tuo momentu linksma, viskas gerai, bet ką jį darė, jį kažką neigiamo darė, sakė Kalo matė. Ar jinai rūkė, ar kaip ten buvo, bet čia, sakė, irgi priklauso, bet ir ne tik tas rūkymas, čia kaip pavyzdys tau pasakiau. O žiūrėk, jeigu tau išeitų, padaryk, nors pabiškį. Tu negalvok apie nieką blogai, pabandyk. Nesvarbu, ar tai maistas, ar tai karas, ar tai sesuo, ar tai kaimynė. Pabandyk mylėti visus, vat, kaip Dievas myli savo vaikus. Tau, taip, pabandyk, pabiškį ir gausi, žinau. Bet ar kažkokių yra ir meditacijų, ir aš galėsiu kada pasakyti, nes aš taip 2016 dariau. Ir vat atrodė, atėjo toks jausmas, kad aš visus myliu, nesvarbu, ten kažkaip, kiekvienas gyvena savo patirtimi. Per galvą ateina, va tavo būtybė ateina per galvą. Ar kažkokias mintis galva ir ateina į stuburą, iš šono žiūri, iš kažkurios pusės, jie pastovi, kaip ir sakytum, iš kairės pusės, galbūt dešinės pusės, dešinė pusė, sako, su vyrais psichosomatika susijusi. Galbūt ten dažniau apie vyrus, kokius blogai, kas galvojama, gal, bet tai čia nesiciklina, bet jinai stovi labiau iš dešinės pusės. Nors aš matau, už lango tai šviesa, už lango diena, ne naktis, ne vakaras, ir netgi saulės yra, o vis tiek kūnai ima blogumas kūną.
Gerai, ne, davai, aš pagalvojau, biški gal paskui daisim vat iki šito, vienas iš aspektų yra vat apie šitą informaciją, protą ir minčių srautą ir lauką ir kaip mes jas išvejojam, perleidžiam per save, per savo sistemą ir jas susavinam ir kodėl jas tampa tikros. Ir vien tik mintis gali, per mintis vien tik tai gali įeiti, jeigu mes jas susavinam. Beklausant, sakykime. Ir netgi beklausant, netgi video žiūrint. Žiūrint, su kuo tu sutinki, pavyzdžiui, irgi. Taip. Jeigu tu sutinki, pavyzdžiui, kad tu net pats atrodo galvoji gerai, bet ten neteisingai. Jeigu ten, kaip, pavyzdžiui, aš dažnai girdžiu, žmonės apie karą dabar diskutuoja, dažnai girdžiu ir agregoras yra ir ten yra agregoras. Ir, pavyzdžiui, aš nesigilinsiu, bet, pavyzdžiui, aš matau, kad jis galvoja, kad čia jis gerai, sako ir daro, o ten iš tikrųjų yra agregoras, tai mirties ir neigiamas, ir jis jau prie jo, o tu mano tipo lauke. Gerai, tada... Gerai, dabar pasižiūrim. Susipainiota ir, čia iš vis šiaip tokia visa pamoka visiems, bet čia, nenori dabar labai ilgai būtų gilintis. Gerai. Gerai, dabar, Beta, paklaus,